Pradintieji investuotojai dažnai ieško to, kas skamba sudėtingai. Jie galvoja, kad egzotiški indeksai ir nesuprantami trumpiniai atneš didesnę grąžą. Tai iš tiesų yra iliuzija. Pirkdami instrumentą vien todėl, kad jis atrodo profesionaliai, jūs tiesiog sabotuojate savo portfelį. Sudėtingumas nėra strategija. Matematikai nerūpi jūsų noras atrodyti išmaniai prieš draugus. Atverkime biržoje prekiaujamų produktų ETP struktūrą. Pats nuobodžiausias, bet teisiškai tvirčiausias instrumentas yra ETF'as – biržoje prekiaujamas fondas. Jį pasirinkę investuotojai netiesiogiai nusipirkia realias įmonių, tokių kaip Apple, kaip Microsoft'as, akcijas. Tai veikia kaip betoninis seifas. Jūsų turtas yra griežtai atskirtas nuo valdytojo lėšų ir net ir finansinės institucijos bankroto atveju jūsų nuosavybės teisės išlieka neliečiamos. Jūs valdote turtą, o ne pažadus. Tačiau ieškant egzotikos galima susidurti su ETN. Čia prasideda didelė rizika. Tai nėra fondas. Tai yra nepadengtas skolos popierius. Jei ta institucija žlunga, jūsų investicija gali tiesiog išgaruoti. Jūs sėdite lenktynėme automobilyje be jokių saugos diržų. Žinoma, stosite į kreditorių eilę, bet šią riziką tikrai įsivertinčiau. Taip pat norintys investuoti į žaliavas randa tuos vadinamus ETC. Tai taip pat yra skola, nors dažniausiai padengta fizinių garantų, pavyzdžiui, aukso. Čia reikia suprasti, kad kiekvienas nukrypimas nuo realaus turto reikalauja papildomo rizikos vertinimo. Tikslus įrankių supratimas yra esminis. Egzistuoja platformos suteikiančios prieigą prie tokių įrankių. Jei domina pasižvalgyti, nuoroda profilyje.